Štai, čia yra Botanikos instituto ataskaita, kurioje yra patvirtinama, kad jo jau niekas seniai nerado. Iš vis mes jau galvojome įrašyti į išnykusiųjų sąrašą. Bet pernai studentai paėmė ir netikėtai atrado. Sveikinu studentus. Nesuprantu problemos. Na, didysis kuokas, tai juk jis įrašytas yra į raudonąją knygą. Atsiprašau, koks kuokas? Nu, grybas. Glombus clavatus. Pirmos E kategorijos. Valgomas? Kaip jis gali būti valgomas, jeigu jis įrašytas yra į raudonąją knygą? Na, aš aiškiai jums sakau, pirmos E kategorijos. O čia ne aplinkos ministerijos reikalas. Tai vat būtent jie aplinka nori duoti leidimą statyti hidroelektrinę toje vietoje ir tokiu būdu užlieti didžiojo kuoko radimvietę. Kvietėt premjerę? Gal jūs pas Vildžiūną kreipkitės? Jis grybautojas, gal jis ką nors supras. Na, bet supraskit, čiagi didžiojo kuoko... Klausykit. Lietuva ant bankruoto slenksčio, jūs čia man su kažkokiais kuokais ausis užėt. Eikit pas Vildžiūną. Tai reiškia, jūs leisite išnykti... Eikit pas Vildžiūną, jis jums viską paaiškins. Sėsk, Romai. Sėsk. O dabar, Romai, klausyk. Lietuvos rytas. Vyriausybė nesupranta, kur ji ir kam ji. Respublika. Impotentų vyriausybė. Sukdama iš kelio, nugrybavo į lankas. Delfi. Energo, kaip plaunami valstybės milijonai. Aš visą šitą irgi Ką tu čia man išsidirbinėjai, ką? Tu nori, kad rytoj antraštės pasirodytų, kad mes rusam dirbam, dar kam nors. Mes taip vos ant plaukelio laikomės dėl kažkokių tai mistinių partijėlių priimtų į kažkokią mistinę koaliciją. O tom partijėlėm griliai, dzin, kairė ir dešinė, kad tik prie lovio prieitų. Ir jeigu dar vienas skandalas, tai jos tiesiog su džiaugsmu pasitrauks nuo mūsų, kad gautų papildomus balus. Ir gaus tuos balus. Kas? Klausyk. Ašgi sakiau, kada Romas ateis, pas mane nieko daugiau neleis. Aišku, palauk. Tave tai irgi liečia. Palauk ir dar. Dar kartą tu man įleisi išprotėjusius grybautojus. Pati aiškinsies, kas yra kuokas ir kur tą kuoką kišt. Eik dabar. Jėzau. Sako, žmonės per vieną dieną pražyla, o man tam durnių laive, ko gero, iš naujo pradės plaukai augt. Premjerė, aš nesuprantu... Patylėk, gerai? Supranti tu. Oi, kaip tu supranti. Tu viską supranti. Kam tu dirbi? Kokį tu šūdą čia mane dabar kišai? Kokie įrašinėjantis parkeriai, ką? Ai, dėl šito... Tylėk. Jėzau, pilna aplink idiotų, tai dar mano komandoje klonas atsirado. Jau geriau, gerai, viskas, einam į Seimą, reikia atsiskaityti. Aš tikiuosi, kad jų tavo nesąmonės dar nepasiekė. Einam.